Okay. Taigi dabar yra 9 ryto. Jau greit reikės išvažiuoti su autobusu, nes autobusas yra 10:07. Ir aš tiesiog panikuoju dabar truputį. Ir tai dabar, kad nepanikuočiau, tiesiog pasidariau makiažą. Tai pirmą, kaip visą laiką, dėsiuos šitą žalią kremuką, nes jis labai geras. Jis labai patinka. Tiesiog čepskis. Šiandien dar kaip tik panaudosiu pirmą kartą šitą praiškiklį makiažą. Ir ką aš dar panaudosiu, nežinau. Daugiau nieko naujo nepanaudosiu. Dabar pasimsiu maskuoklį šitą. Okay. Gerai, dabar užsidėjau bronzerį. Tai dabar, ne last dalykas, bet užsidėsiu foundation ir gal dar užsidėsiu labai mažai skaistalų. Gerai, tai taip gavosi. Dabar naudosiu želė antakiams. Tai dabar antakius susitvarkysiu ir tada gal pasidarysiu šešėlius. Šešėlius. Ir tuomet, link pabaigos pasidarysiu šitokį tušą. Nusidažiau šitaip žaliai nagus, dėl to, kad turėsiu žalią suknelę. Galbūt paskui parodysiu. Tai dabar, kaip sakiau, naudosiu akių šešėlių paletę. Štai tokią. Tai aš paprastai tiesiog akis pasidarysiu, nes geriausia tada taip lengviausia. Kol kas taip, dar užsidėsiu auskarus ir grandinėlę. Tai gaunasi va šitaip. Ir aš labai bijau. Taip keistai, nes aš tiesiog... Mano makiažas atrodo keiki, mano nosis jau... Tai žinau, mano makiažas irgi šiaip yra ne pats geriausias, nes aš žiauriai panikuoju, o kai aš panikuoju, aš įsigąstu. Tai va, atrodo taip. Nežinau, kad normaliai, bet aš vakar labai stengiausi ir bandžiau padaryti, kad mano plaukai būtų garbanoti, banguoti, nežinau, tiesiog, kad jie būtų gražus. Tai va, taip gaunasi ir jau greitai turėsiu eiti į autobusą. Ir aš labai bijau. Dar pasimsiu tokią gėlytę. Turiu dar tokią gražią gėlytę, paduosiu auklėtojai. Tai va, aite.